Šiai serijai sugeneruoti turinio truputį užtrukau laiko. Manau, kad jeigu teisingai atsimenu, viskas prasidėjo dar spalio mėnesį ir iš karto noriu perspėti tie, kurie galbūt jautriai reaguoja į kailių išdirbimą, tai ši serija būtent bus apie tai, apie mano ūkyje kieme užaugusias avis, avinukus, kaip man irgi reikėjo mokintis pirmiausia ir gyvybę paimti, kailį nulupti ir tas kailis, kad kažkur nepradingtų, tiesiog nebūtų kažkur pakastas, o norėjau išmokti vėlgi tokio seno amato arba seno būdo, kaip savo ūkyje viską tvariai panaudoti. Ir šioje serijoje papasakosiu, kaip aš išdirbu avies kailį ir kas galų gale iš jo gaunasi. Tai bus tokia daugiau, sakykime, gal pirma tokia serija, kuri taip detaliai ir per visą procesą parodant apie vieną dalyką. Na, galbūt tokių pasidalinimų, pasimokymų be abejo būta ir anksčiau, bet jie gal nebuvo taip ištempti ilgai laike, bet jie trumpalaikiai procesai, kurie irgi buvo daromi ir kažkas galų gale įvykdavo. Tai va, ši serija apie avies kailio išdirbimą. Turint avies kailį ir norint jį savo išsidirbti, nes vis tiek, kaip sakant, labai faina yra turbūt ir pasikloti ant kėdės ar dar kur tai, ar dar, kaip sakant, jaukiai savo turėti. Tai kada pasipjauni avį, kaip ir nelabai nieko daug daryti nereikia. Reikia tiesiog jį išsiskiesti ir pasiimti. Vienam avies kailiui reikia apie 1 kilogramo druskos. Tai labai paprastai ją tiesiog prasipjauni ir labai svarbu labai gerai įtrinti visą, nes yra vis dėlto ir mėsos, ir taukų likučių. Tai dabar toks ir darbas yra, kad labai nepagailint druskos ją įtrinti. Tai va, toks itin labai paprastas darbelis, sakau, bet jį svarbu padaryti. O kai įtrini į druską visą kailį, vis dėlto nenori, kad jis pradėtų rūgti arba gesti, tai jo turi apeiti visus kraštelius, kur tik tai įmanoma, palei visą kailio plotą. Ir tada tiesiog į tokią plastikinę bačką gražiai susukti ir palikti, na, bent jau 2 savaitėm, yra sakoma, mažiausiai, o galima ir truputį ilgiau. Iš principo iki to laiko, kada jau pats turėsiu laiko prieiti ir tolesnį darbą daryti su to kailiu. Tad kol tas momentas prieis, tai dabar tiesiog įtrinsiu ir be abejo, kai ateis sekantis žingsnis,
kailio išdirbimo tikrai jūs jį pamatysite detaliau. Visą žiemą, manau, kad 4 mėnesius kailiai prabuvo su druska ir dabar reikia pereiti prie sekančio žingsnio. O sekantis žingsnis yra, kad reikia visas mėsos, membranos, fascijų likučius prie kailio, prie odos iš vidaus reikia nuskusti. Ir pabandysiu pasinaudoti išradimu. Jo išradimas yra toks, kad aukšto slėgio vandens srove pabandysiu nupūsti, nes pasižiūrėjau internete, kad taip galima daryti, nes kitaip yra labai daug fizinio darbo, kol tą, kaip sakant, matosi likučiai, kuriuos ir reikia dabar tos membranos nuo odos nuskusti. Kad patogiai darbuotis su kailiu ir jis, kaip sakant, nepabėgtų kažkur, tai jums prireiks kokių tai prispaudėjų, kokių tik turite. Tai svarbu dabar kailį išskleisti kaip įmanoma plačiau, pasidaryti patogiai ir pasidėti tokioj vietoj, kur jums žolė nėra labai reikalinga. Nes druska veikia taip, kad po to žolės neauga. Tai yra toksai, dar vienas momentėlis. Be abejo, dar svarbu nusipjauti nereikalingas dalis, tokias, kurios tikrai atsikišusios. Kažkas, aišku, tą kailį formuojasi kaip nori, ovalais ir dar kažkaip. Man patinka, kada kailis išlieka daugmaž gyvūno formos, bet tokie dalykai kaip kojų dalis, tai jos man nieko ir nepriduoda. Todėl aš jas nusipjausiu ir dabar prisispausiu prie paletės. Aplinkui balos ir rūbai turbūt netinkami. Užtrukau tai turbūt, kad gerą pusvalandį. Ir kaip matėsi slow motion'e arba stop motion'e, kad srovė labai svarbu nelaikyti jos ilgą laiką vienam taške ir stačiu kampu. Kaip be abejo ateina tas jausmas bedirbant ir pasirodo, kad kuo ilgiau gauna vandens, kaip sakant, pamasažuoji srove kailį, odą ir po to nueini toliau dirbti, po to sugrįžęs į tą tašką, kada toliau skuti ir pasirodo, kad visai gerai suveikė. Ir bendrai paėmus aš esu labai patenkintas rezultatu. Be abejo, odos kokybė priklauso nuo kaip nudirtas kailis, nuluptas kailis. O čia juk mano pirmieji tie tokie, sakykime, skerdimai ir kailio lupimai, tai be abejo yra tokių kliurkų, liaudiškai pasakius. Bet, kaip sakant, tai ateina su praktika, tai lygiai taip pat kaip ir mano šitas kailis yra pirmas toksai išdirbamas, tai be abejo vyksta mokinimosi procesas ir aš juo dalinuosi su jumis. Gal jums, sakau, irgi pravers, ar norėsit taipogi kažką panašaus pasidaryti su kailiais, kurių turite pas save.
Tai va, turbūt, kad su sekančiu kailiu, turbūt, kad aš jį pirmą pamerksiu valandėliai, nueisiu, aišku, rūbus atitinkamus pasikeisiu ir galėsiu toliau taip pat darbuotis, nes kaip pagalvoju, jeigu vien tik tai su aukštu spaudimu srove gerą pusvalandį užtrukė, o kiek žvalgiausi YouTube'ai, tai ten ir sakoma, kad prie kailio 2-3 valandos su peileliu skusti, tai nieko nuostabaus. Nieko nuostabaus, kad taip užtrunka, o šitą kailį dabar reikia dar truputį apipjaustyti nelygumus tokius, kurie, sakykime, kanteliai. Ir turbūt, kad prieinant prie sekančio žingsnio, po to, kai pasikeisiu rūbus, papasakosiu, ką reikia toliau daryti. Nuskutus odą, reikia prieiti prie tokio momento kaip plovimas. Ir be abejo, kaip užsiminiau prieš tai, paimti ir nusipjaustyti, apsilyginti kantelius kažkiek tai, kiek norisi. Ir kailį labai svarbu plauti arba geriau šaltame vandenyje, arba vos drungname, nes kitaip pradės slinkti kailis. Tai todėl, dar į vandenį galima įdėti labai nedaug ūkiško muilo, labai nedaug. Manau, kad mažą žiupsnelį ant tokio 60 litrų dėžės. Tai vat, įdėjus kailį į vandenį, be abejo, turbūt, kad reikia truputį pakočioti, pavartyti, pasiimti pagalį, truputį pamurdyti ir tada prieisime prie dar sekančio žingsnio. Kol dirbau prie pačios odos, o jeigu kailis pats tai neplautas ir galima netgi jau iš vandens spalvos matyti, kad jisai, savaime suprantama, ir dar kol gyvas avinas buvo, irgi visokiam pakrūmėm vartėsi, trainėjasi, o taipogi nuo skerdimo vis tiek yra ir truputį kraujo dar likę galbūt šiandien bei ten. Tai todėl labai svarbu dabar gerai taip pamurdyti ir po to padžiauti, kad nubėgtų, ir po to dar kokius 2-3 kartus praskalauti prieš einant jau, kaip sakant, paruošimo galutiniam kailio ir odos apdirbimo, apie kurį be abejo papasakosiu jau priėjus prie šito momento. O dabar reikia pamaišyti, pamurdyti ir taip išplauti kailį. Keletą kartų išskalavus kailį, kurį išploviau, jau pagal vandens spalvą galima suprasti, kad jau gerai išsiskalavo. Tai palieku padžiovęs jį taip ant kėdės, kad vanduo gerai nubėgtų. Tai kol jisai vanduo nuvarvės, galiu pereiti prie sekančios odos nuvalymo. Priėjo pats svarbiausias žingsnis, kada nuo paprasto kailio jis pataps išdirbtas. Ir tam reikalui reikia paprastos druskos, jokių būdų, jokios joduotos, tiesiog paprasta valgomoji druska. Tada reikia kalio aliuminio sulfato dekahidrato, arba liaudyje
arba šiaip netgi ir ne tik liaudyje, šiaip pažymėta alūnas. Jis labai plačiai naudojamas visokios, sakykime, parfumerijos ingredientas yra, bet kailių išdirbime jo reikia. Ir proporcija labai paprasta. 4 litrai vandens, 1 kilogramas druskos ir 100 gramų alūno. Tai būtinai reikia turėti svarstyklės, į kuo matuotis, ir būtinai naudoti guminės pirštinės, nes jis pakankamai dirgina odą ir stengtis tai daryti ne vėjuotą dieną, kad, kaip sakant, ir į nosį ar į akis nepatektų. Be abejo, tai nėra kažkas labai baisaus, bet vis tiek dirgina. Todėl verta pasisaugoti. Ir kągi, viską supylus į... Na, aš naudosiu maždaug tokią bačką turiu. Ir žiūrėsiu, dabar turiu paruošęs 4 kailius, tai 4 nuvalytas odas, tai atitinkamai viską dabar supilsiu, sunormuosiu ir žiūrėsiu, ar čia tilps, na, šiaip turėtų rame dūšia tilpti, bet labai svarbu, kad to, sakykime, skysčio, to mišinio būtų pakankamai ir labai pilnai padengtų sudėtus kailius, nes reikia maišyti mažiausiai 2 kartus į parą. Tai geriausia turbūt ryte, vakare. Na, kas nori, gali ir dažniau pamaišyti, bet tą reikės daryti tarp 7 ir 10 dienų bėgyje. Na, mažiausiai 7, o 10 yra rekomenduojama. Toks, taip jau, kaip sakant, yra tokie žmonių atidirbti procesai ir periodai. Tai va, tai imuosi ruošimo ir tada jau, kaip sakant, galėsiu palikti ir tik tai ateiti pamaišyti ir jau kada pribręs sekantis žingsnis, atitinkamai parodysiu sekančio žingsnio niuansus. Kas rytą su rytinio džigito veidu, kai tik išleidžiu avis, ateinu pamaišyti, permaišyti. Ir vakare nepamiršti užsukti prie kailių ir vėl taipogi to pačiu principu. Tas kailis, kuris gulėjo dugne, jį ištraukti, kaip sakant, iškelti į viršų ir, na, kaip sakant, sukeitalioti vietomis ir, gerai permurkdyti viską, kad ryte pakartoti vėl tą patį. Kailiai atbuvo tirpale 10 dienų ir pribrendo metas juos traukti. Tad, kaip esu užsiminęs, geriau tokiuose, kada prieinam prie tirpalo, būtinai naudoti guminės pirštinės. Nes vis tiek, kaip matėte, yra ir druskų, ir alūno. Tad paprasčiausiai imi po vieną kailį ir tiesiog ištraukė iš tirpalo. Išėmus iš tirpalo, kailį reikia praskalauti truputį. Be abejo, labai daug negali skalauti, nes tai sustabdys arba netgi atsuks atgal išdirbimo procesą. Tad per vieną vandenį gerai išskalauti ir po to tiesiog jokių būdų nesukti, kad nudžiovinti, bet tik tai spausti. Spaudimo būdu išspausti vandenį iš kailio ir parodysiu, kaip padžiauti. Kiek įmanoma išgręžus
jums prireiks poros ožių ir keletą pagaliukų, kad juos kailį tiesiog pakloti ir palikti valandai, neilgiau. Valandėlę tegul pilnai, kaip sakant, nubėga visas vanduo, bet neprasideda kailio džiovinimas. Ir būtinai visada kailis turi būti į apačią, o oda į viršų. Ir be abejo, ne ant saulės. O kaip mano situacijoje daržiniai, pavėsyje ir sakau, valandėliai. Tad dabar reikia sudžiaustyti ir leisti vandeniui nubėgti. Atėjo momentas, kada jau reikia valandėliai prabėgus kailį kaip ir formuoti paskutiniams žingsniams išdirbimo. Ir ką? Reikia žirklių, tokio siuvėjo, kad jeigu norint kažkokius galiukus apkarpyti, o šuns gildos šukavimo šukos dabar pasitarnaus kailio iššukavimui. Taip, ir tuo pačiu bus, kaip sakant, išsiaiškinama, kaip pavyko. Kad truputis plaukų išsišukuos, tai normalu, bet tuo pačiu reikia ir visokius likučius, kaip sakant, ir lapų, ir dar ko nors, ir nuo skutimo likusis gal kokį tauko ar mėsos gabaliuką irgi iš kailio dabar iššukuoti, kol dar, kaip sakant, oda pilnai neišdžiuvo. Tai va taip ir pasidarbuoti prie kailio ir po to prieisim prie dar vieno žingsnio. Kad išsišukuos geri kuokštai vilnos, tai nieko baisaus. Baisiau yra, kada pradeda lopais išsiiminėti, tada jau pasufleruoja, kad tirpalas išdirbimo buvo neteisingos konsistencijos, todėl reikia tada vėl neskubėti toliau nebešukuoti, vėl suruošti tirpalą ir vėl pamerkti bent porai dienų, kad dar, kaip sakant, išdirbimo procesas vyktų. Saulė pradeda atsisukti ir ateina sekantis žingsnis odos išdirbime, nes kailis kaip ir iš principo jau yra išdirbtas, bet dabar dar reikia odą išdirbti. Ir tam reikia vienam kailiui 4 trynių be baltymų, kiaušinių trynių. Ir plius minus 75 mg vandens. Tai vat toks, kaip sakant, skystis. Toks, tai tad, kaip čia pasakyti, na irgi tirpalas galima, ar kaip čia. Ir taip nepatingėti, ištrinti visą odą iki pat pakraščiukų, nepamiršti, kaip sakant, daryti darbą nuoširdžiai, kad visas odos plotas būtų įteptas šituo natūraliu, ekologišku, na, kaip sakiau, tirpalu ar skysčiu. Ir kągi, ir tada jau kailį vėl reikės ant, kaip rodžiau, tokių, kaip sakant, aš kaip pasidariau su medžiukais, su lištveliam, na, liko tie penketukai nuo apkalimo ant ožių, tai padėti 4 dienoms, kad jau pilnai išdžiūtų, ir tada be abejo prieisim prie dar vieno tokio nedidelio žingsnelio likusio kailio išdirbime. O dabar, kol dar oda nepradėjusi džiūti, jinai dar savyje turi pakankamai drėgmės, tai kaip sakant, va tą trynių vandens
skystį labai gerai priims, įgers ir gerai yra daryti jau plikomis rankomis, nes tada pakankamai gerai jaučiasi tas įteptas plotas ir neįteptas plotas ant odos. Turbūt su pirštinėm to nesijaustų taip gerai, kaip sakiau, kad jaučiasi su plikomis rankomis. Tai va, taip iki pat kraštelių ir panašu, kad ta norma, kuri yra prieinama viešoje erdvėje, yra ta, kurios reikia, o man reikia tuoj pat bėgti nuo saulės, kad saulė nekepintų odos. Ir lygiai taip pat turbūt, kad persibazuosiu likusių kailių odų įtepimui jau į pavėsį daržinėjai, kad kaip sakant, saulė jokių būdų neskubintų viso džiūvimo proceso. O dar, kaip sakiau, bus sekančiai žingsniai, dar vienas žingsnelis. Ir aišku, dar pašukavimas be abejo lieka dar ir po to, bet dabar iš principo, kaip sakant, ta diduma yra iššukuota, labiau visokie lapai, bet pats kailis jau, kaip sakant, na, jisai nebus, kad idealiai kaip kasas iššukuotos būna, lygios. Ne, vis tiek išlieka toksai, sakyti, normalus, natūralus toksai pasivelimas, bet taip, jisai nėra, kad į gniužulus suvelta vilna. Tai va, prieisim prie sekančio žingsnio. Išdžiūvus pilnai odai, na, užtruko ne 4, o 5 dienas, kad oda pilnai išdžiūtų ir tai galima matyti, kad jinai jau tokia, sakykim, na, galim sakyti truputį kaip čia net nežinau išsireikšti, ne tai, kad sveikas išberimas būtų ne toks jau sveikas pasakymas, bet čia tokia vis tiek yra tokia kalvelė. Tai sekantis darbas yra dar paimti, na, vat, toks stobrys ar kitas koks nors apvalus, pusapvalis medis labai gerai pasitarnaus. Dabar reikia ištampyti odą. Be abejo, galima ir rankomis tą daryti, bet labai daug jėgų gali pareikalauti. Tad jums reikia kažkokio pagaliuko su užapvalintais kraštais, na, čia nuo kažkokio baldo dar likę. Ir tiesiog praeiti per visą odą ir taip, kaip sakant, ją išelastinti, jeigu galima tokį žodį panaudoti, nežinau, ar tai teisingas žodis. Ir iš principo dabar yra tas momentas, kada puikiai matosi tas svarbus momentas, kai buvo valoma su aukšto spaudimo vandeniu oda, kad kaip gražiai nusivalė taukai ir nebėra jokių membranų. Ir dar vienas toksai darbelis, kuris gali čia jau, kaip sakant, nuo noro, nuo požiūrio, tai su labai švelniu švitriniu popieriu 100, manau, kad būtų pats tas. Kai jau ištampysiu su pagaliuku, išelastinsiu, sakykim taip, tada dar galima truputį, kaip sakant, dar sušvelninti paviršių ir viskas. Tada vėlgi pilnai iššukuoti ir manau, kad prie lovos ar mašinoje atsisėsti tai yra puikiausias kailis
labai sveika, nes sukuria oro terpę ir kūnas, oda nešunta. Tai yra pats natūraliausias, netgi mes matom, kaip įvairiose tautose kažkas ant galvos apdangalams naudoja avikailius, ar netgi ir šiltų metų laikų nešioja ir galvoja, kad kaip nekaršta tom galvom. O jugi viską daro oras. Oro tarpas, kada žiemą jisai, kaip sakant, mus šildo, kada karšta, taip mus ir vesina, ir gaivina, ir neleidžia perkaisti. Tai vėlgi atrodo toksai, žiūrint iš praeities, senos praktikos, kurios yra per tūkstantmečius atrastos žmonių ir po šią dieną naudojamos. Todėl aš netgi ir pats visoj savo aplinkoje atitinkamai irgi vengiu sintetinių rūbų ir visų, kaip sakant, patalynės užvalkalų ir paklodžių, nes labai puikiai jaučiasi. Tik tai pasidėk ką nors sintetinio, iš karto kūnas trėksta, šlapsta, nes tai yra sintetika, tai yra naftos produktas, tai nėra natūralus, nesukuria tos oro terpės, ką sukuria natūralus kailis ar natūrali medvilnė ar vilna, sakau, visi natūralūs dalykai. Tai va, turbūt, kad ties šiuo momentu ir pabaigsiu šią seriją tokią, sakykime, neįprastą apie vieną darbą, vieną dalyką ir tikiuosi jums gal kažkiek pravers, jeigu kas nors sugalvos vienokį ar kitokį kailį irgi išsidirbti ir gal mano kelias jums irgi bus naudingas. Tad noriu padėkoti už jūsų pridedamus nykščius, parašomus komentarus ir be abejo paremiant šį mano tvarumo idėjomis paremtą projektą. Visos nuorodos yra video aprašyme žemiau. Dėkui, sakau, ir iki sekančios serijos.